Gerbiamasis Kazimierai, norėčiau susipažinti. Sveikas, berniuk. Ir aš norėčiau susipažinti. Nors tu gyvenai prieš daugelis metų, bet aš tikiu, kad yra šventų bendravimas, juk jie gali užtarti. Kazimierė, norėčiau, kad tu būtų mano draugas. Ir aš norėčiau, kad tu būtų mano draugas. Girdėjau, kad tu buvai labai teisingas. Taip pat norėčiau iš tavęs pasimokyti. Pasakojama, kad tu meldėsi prie Vilniaus katedros durų. Ate, iki. Parašė sceną apie šventąjį Kazimierą. Ar jūs pažįstate kokį žmogų vardu Kazimieras? Aš pažįstu tik 70-metį senolį. Keista, kad jie nebevadino šiuo vardu savo atžalų. Turbūt lietuviams nepatinka priebalsis A. O ar jūs žinojote, koks mielas kadaise gyveno Kazimieras? Jis vėliau tapo šventuoju Lietuvos globėju. Jis buvo kuklus ir pamaldus jaunuolis, Lenkijos karaliaus anūkėlis. Keliaukime į praeitį, kas vyko karaliaus Kazimiero namuose. Keliaukime! Elžbieta, mums jau mūsų kūdikiui jau reikia vardą duoti, nes užaugs ir neturės vardo. Gera idėja! Kazimieras! Kazimierai, pas mane. Labai seniai 1458 metais Lenkijos mieste Krokuvoj karališkoje pilyje pasaulį išvydo berniukas, kurio tėvas Kazimieras Jogailaitis, Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis, ir mama Elžbieta, Vengrijos karaliaus duktė, pavadino sūnų Kazimieru. Šeimoje augo 6 sūnus ir 5 dukros. Kazimieras buvo antras vaikas šeimoje. Po 5 metų. Jūs stebėsi pasaulį. Sūnau, ką tėve? Aš tave išmoksiu valstybės politiko karo klausimus ir sporto. Valiu! Štai tavo pirmas kartas. Atsargiai, aštru. Taip. Gerai, šiandien jau užtenka. Valiu, pasikarys. Po 8 metų. Kazimierai? Ką? Mes su mama dabarškim staigmeną, uždenk akis ir skaičiuok garsiai iki 3. 1, 2, 3. Su gimimo diena! Sveikinu, tau 13 metų. Sveikinu, sūnau. Ačiū, mama. Nu ką, einam pietauti? Valio, man jau 13 metų. Aš jau visiškai suaugęs. Sūnau, sustok, ateik čia. Mes norim visą tiesą. Tu turėsi išvažiuoti į Vengrijos sostą. Ką? Kodėl? Aš nenoriu jūsų palikti. Tu turėsi ateiti slapati mažiems žmogui kariauti. Sūnau, aš tave pasitikiu. Taip, aš pasiruošęs. Eik, aš tave palydėsiu. Elžbieta,
sūnui laišką, kaip jis ten gyvena. Gera idėja, bet aš pasirūpinau iš anksto. Vat, jeigu nori, gali dar kažką pridėti. Sūnau, aš tave skelbiu Vilniaus krašto valdytoju. Pasirašo tėvai. Viskas, aš nunešiu paštą. Vau, kaipgi gera sugrįžti į savo namus. Ašgi čia užaugau. Su mama, tėti! Aš taip tavęs pasiilgau. Aš irgi. Saka, kaip kelionė, ar pavargai? Taip, mama, labai pavargau. Sūneli, eik pailsėti po ilgos kelionės. Gerai, sutinku. Kazimieras gyveno labai dorai. Nuo pat mažumės garsėjo pamaldumu. Tolo nuo politikos ir tik iš pagarbos tėvų domėjusių valstybės reikalais. Jį labiau traukė mokslas, tikėjimo tiesos. Kartais ryte jį rasdavo prie užrakintų bažnyčios durų. Jis buvo abejingas pramonė, nešiojo paprastus drabužius, miegodavo ant žemės. Karalaitis labai įkvėpino, padėdavo vargšams, lankė ligonius, padėjo imperiją, užpadėjo man. Būdamas tik 26 metų, 1480 tais metais, kovo 4 ryto, karalaitis mirė. Kai buvo pastatyta Vilniaus katedros Švento Kazimiero koplyčia, ją buvo perkelti Kazimiero palaikai. Šventas Kazimieras paskelbtas Lietuvos bei jaunimo ir amatininkų globėju. Todėl kasmet, kovo 4 dieną, pagal senuosius amatininkų papročius, Lietuvoje rengiama kačiukų mugė. Su Lietuva, gerbiamas esi, per šimtmečius tau meilė neišseko. Tu vis liepsnoji, lyg žvaigždė šviesi, ant mūsų mylimos tėvynės sako. Visa tu jaunas ir žavus esi, ir ant šventumo grožio spindesį. Šventasis Kazimieras, išmels malonės, kad mūsų maža tauta būtų tarsi žiburys ant kalno, spindintis skaidriu tikėjimu, karšta meile ir nepalaužiama viltimi. Tegu bręsta tavo užtarimu naujos tautos jėgos, grūdinamos audrų, ir tegu mūsų gentis atlieka savo misiją, kurią Dievas jai skyrė. Šventasis Kazimierai, melski už mus. Šventasis Kazimierai, aš noriu su tavim draugauti. Šventasis Kazimierai, kai man tavęs reikėjo, tu man padėjai. Šventasis Kazimierai, saugok mane. Angeliškas jaunuolį, padėk man. Šventasis Kazimierai, būk su Lietuvos jaunimu. Šventasis Kazimierai, saugok Lietuvą. Šventasis Kazimierai, mes tave mylim. Šiandieną mūsų grupė jaunuolių iš Baltųjų progimnazijos norime jums pristatyti ypatingą asmenybę, kuris šiandien 21 amžiuje gatvėse būtų keista
ir nesuprantama būtų prieštaravimo ženklas dėl savo įsitikinimų ir kai kurių poelgių, kurie taip rodos nesiderina su dabartiniu malonumų pasauliu. Tačiau visgi, jis lieka įkvepiantis pavyzdys jaunuoliams, kurie uoliai seka Kristaus idealų bei dorybėmis ir nori užkariauti pasaulį Kristui. Jis šventas, įkvepiantis ir daugelį abejojančių priverčia susimastyti apie gyvenimo prasmę ir primena aną klausimą. Kokiagi žmogui nauda, jeigu jis laimėtų visą pasaulį, tačiau pakenktų savo sielai? Turbūt jau numanote, kodėl mes savo filmą pradedame būtent čia ypatingoje ir gilę senovę menančioje vietoje. Čia, šioje vietoje, po pačio šventojo pėdos, aidėja tuščioje katedroje, į ausis girdėjo karščiausių maldų aidą, o lūpos kraštai kartoja Aus Marija, aukso gyja, mano siela nerami, giesmė žodžių. Taip, supratote teisingai. Toks šventasis buvo karalaitis Kazimieras. Tokių šventų jaunuolių ir merginų tikrai yra ir šiandienos gatvėmis bevaikštančių. Tačiau jų reikia daugiau. Noriu paklausti, kodėl? Nes šventieji mus įkvepia, pakelėja arčiau Dievo, liudija gerą pavyzdį ir mus pamoko. Ne tik aš, bet ir daugelis mūsų amžiaus jaunuolių merginų ir vaikinų, manau, norėtų paklausti, o kogi gali mus pamokyti šventas Kazimieras šiandien? Taip, pavyzdžiui, Kristijonai, tikrai daugelis jaunuolių to tikrai norėtų paklausti. O štai mūsų klasės draugai parašė daug atsakymų, kuriuos pristatys šiame video filme. Su atsakymais mums talkino kunigas Gabrielius Satkauskas. Sveika, ar tu įdedi pastangų į savo darbus? Taip, ir aš manau, šventas Kazimieras yra tikrai labai geras pavyzdys. O kodėl tu taip manai? Šventas Kazimieras savo pareigas, kurios iš tiesų nebuvo lengvos, visada atlikdavo išmintingai ir teisingai. O ar tu darai tuos darbus dėl garbės? Geras klausimas. Šiaip aš niekada apie tai net nepagalvojau. Mano nuomonė, šventas Kazimieras pamoko, kad reikia darbus daryti ne dėl karjeros ir garbės, bet dėl tikro žmonių gėrio. Šiaip labai išmintingas sauda. Kazimierai, kaip tu visada išlieki savimi, kai net visi aplink tave elgiasi skirtingai? Kaip tu nebūni prisitaikėlis? Mane taip moko Viešpats. Kamilė, ar girdėjai, kad Kazimieras susirgo džiava? Taip, o žinojai, kad jis susirgo būtent darydamas gerus darbus vargšant? Jo, o tau neatrodo keista, kad vienintelis vaistas buvo lytinė meilė? Jo, keistai žmonės galvojo. Jo, o tau neatrodo dar keista, kad jisai pasakė, kad jis geriau mirti negu nusidėtų? Taip, būtent šis poelgis parodė, kad žmonėms reikia saugoti savo skaistumą. Įdomu, ar šių laikų žmonės sugebėtų taip atsiduoti tikėjimui ir rinktis mirti vietoj nusidėjimo? Oho, koks skanus maistas. Gerai, einu pasimelst. Kaip šalta. Kaip norėčiau, kad turėčiau kažką pavalgyti. Sveikas, man draugė. Štai burgeris, žinau. Ir mano striukė, nes labai šalta. Ačiū, mano draugė. Tai tikra Dievo dovana. Ate. Davai. O, sveikas, Simai. Sveikas, Daniel. Seniai matytas. Tu irgi. Norėjau tavęs paklausti, ar girdėjai apie Švento Kazimiero gyvenimą? Taip, esu girdėjęs, bet kaip tai susijęs su šiuo laikiniu gyvenimu? Mano nuomonė, Šventasis Kazimieras parodo, kad turime į savo gyvenimą įtraukti maldą ir dvasingumą, net esant šiuolaikiniams iššūkiams. Taip, bet kodėl turėtume imti būtent jo pavyzdį? Jo atsidavimas tikėjimui ir dėmesys tiems, kurie kenčia, rodo, kad net šiandien, esant moderniam pasauliui, maldos vyrui yra vietos. Jis parodo, kaip sąmoningas ryšys su dvasiniu aspektu gali suteikti gyvenimui prasmę. Bet, Simai, pasakyk man, kaip tapti to maldos vyru, kaip galėtume tai įtraukti į savo gyvenimus? Galbūt pradėk nuo mažų dalykų, skirti laiko savęs pažinimui, maldai, arba tiesiog padėti tiems, kuriems reikia pagalbos. Šventasis Kazimieras moko, kad dvasingumas gali būti įtrauktas į įvairias gyvenimo sritis. Wow, ačiū.
daug ką sužinau per šį pokalbį. Tikiuosi, kad dar dažniau susitiksime čia. Ačiū už tai, kad apšvietei mane. Iki Simai. Iki pasimatymų. Dėkoju 8 klasės mokiniams Vilniaus arkikatedros klebonui už galimybę stovėti šioje nepaprasto grožio koplyčioje, kurioje Švento Kazimiero palaikai yra apsupti sidabrinių karalių skulptūrų, pakibę virš altoriaus ir apgaubti mergelės Marijos bei angelų. Kartais galvoju, kad tai nebylus šventasis, toks tylus, retai lankomas pačių lietuvių, daugiau atvykusių turistų. Mane žavi tai, kad užsienyje gyvenantys tikintieji lanko mūsų šventąjį Kazimierą, o glumina tai, kad dalis lietuvių kilmės tikinčiųjų nelabai domisi Švento Kazimiero asmenybę, retai jį lanko, o kartais ir visai nepažįsta. Birute, neliūdėk, nereikia apsigauti. Jo pavyzdys žavi ir šiandienį jaunimą, įkvepia žygiams už skaistumą, patraukia arčiau Dievo. Štai pavyzdžiui mes. Mes džiaugiamės, kad turėjome progą dar giliau susipažinti su šiuo iškiliu šventuojumi, kad turėjome galimybę jį kitaip pristatyti jaunimui. Taip, Sigitai. Juk šventasis Kazimieras mirė būdamas vos 25 metų, tačiau nugyvenęs tokį trumpą gyvenimą savo pavyzdžių įkvėpė visą ano meto bažnyčią. Šiandien jis yra šventasis, Lietuvos ir jaunimo globėjas, karalaitis. Žemėje jis vengė karūnavimo ir šlovės, tačiau gavo nevystantį garbės vainiką, nedulėjančią ir nedulkėjančią, skaisčiomis dorybėmis žibančią karūną danguje. Taip, šventas Kazimieras pelnė garbę mūsų tautai, pelnė mums palaimą, įkvėpimą ir užtarimą. Nepalikime jo vienišo tautiečių tarpe, bet, kaip ir jis, siekime laimikio aukštybėse gyvendami su Švento Kazimiero idealais. Šventasis Kazimierai, melski už mus.